tarmių maišaties, dabar su juo yra nebeįmanoma susišnekėti. Susitinku su juo, aš dabar bandysiu daryti forso akcentą ir tas nesigaus. Taigi, aš susitinku su Saulium, sakau, papasakok, kaip sekasi. Jo, karočią, darbs pokui, su drauge pradėjau gyventi. Ir va kioskelį labai skanių kebybių radau. Ir aš taip padarau, tu ką tik kebabus kebybės pavadinai? Ir jis, jo, tai aš ir darbę, sakau, dai kokį kebybių pasiemam. Aš, o kodėl taip darai? Jis taip visų pečiais guštelį. Jeigu Saulius būtų Wikipedija, jo kalbos nustatymas būtų Kelmės Raseinių regionų forsų dialektas. Aš jį praktiškai dabar naudoju kaip žodyną ir enciklopediją, kad kai grįžčiau iš Šiaulius aplankyti tėvų, negaučiau galvą. Aš taip, Saulius, žiūrėk, paaiškink, yra tokia savoka sulesti. Ji reiškia sumušti. Subalato atgaidyti. Yra savoka susilesti. Ji reiškia maždaug apylygiai susimušti. Nu, man vieną praleidžias, ten gal vieną įkalų. Susilesti. Jo, labai gerai. Yra savoka atlesti. Čia jau pyza būna. Čia jau supyzdini, čia jau traumatologinė, čia jau sulaužai arba nutrauki ranką. Jo, atlesti jau yra pyza. Gerai. Bet nulesti reiškia bibičiui. Ir aš taip gerai, pakartojam. Sulest, atlest, sumušt. Jo. Nulest. Bibičiui. Ir nieks nesusimaišo. Tai yra pakankamai svarbios savokos nesumaišyti. Ir niekam netrukdo. Jis aišku, Bet galiausiai man pradžiugino Sauliaus frazė, žiūrėk, girdėjai, kad šias dabar gaidžią sėdžiu. Suplakatuosiu tyliau, ramiau. Žiūrėk, ar girdėjai, kad šešks ant gaidžią sėdžiu. Aš sakau, gerai, palauk. Šešks yra tas bičas, kur aš ten kartą mačiau ir aš jo nepažįstu. Jo, šešks. O gaidys yra, koksas, kokainas, tipo, miltelė. Aišku, tai tu man norėjai pasakyti, kad šeškas, bičas, kurio aš nepažįstu ir man neįdomu, turi priklausomybės problemų. Nahu tu man tai sakai? Bet aš šiaip girdėjau, kad iš tikrųjų gaidys reiškia amfetaminą. Ir aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, aš nesu šitoj srityje ekspertas, aš tik intraveninius naudoju. Bet jeigu galėčiau rinktis, aš norėčiau, kad gaidys reikštų kokainą. Vien tik tais dėl tų juokingų nesusipratimų kalėjime. Kai tu bandai savo kameros draugui paaiškinti, kad jis turi kokaino miltelio ant nosies. Gaidys. Pažiūrėkime mane. Man patinka superherojai. Aš myliu superherojus. Mano mėgstamiausias žmogus voras. Man ypač patinka, kokia jo yra sukūrimo istorija. Būsimas žmogaus voro kūrėjas, Stan Lee, sėdėjo prie stalo ir pamatė vorą lipantį į viršų. Ir iš šitos kibirkšties atsirado žmogus voras. Man šitą istoriją patinka dėl to, kad jį visiškai atitinka mano įsivaizdavimą, kaip anuomet komiksų kūrėjai galvodavo naujus veikėjus. Ta prasme, jeigu net tas supistas voras, dabar turėtume arba žmogų stalą, arba žmogų oblėt apgamas ant mano rankos, arba žmogų vaizdas pro langą. Įkvėtus šitos tradicijos aš nusprendžiau sugalvoti superherojų, kurie būtų pritaikyti Lietuvai, artimi Lietuvės širdžiai, kur galėtų susitapatinti su jais. Turėjau kaip tik laisvą popietę, tai nuėjau gerai nusišikau ir išėjau su draugais pagėriau alaus. Štai jums rezultatai. Pirmas superherojus – žmogus šūdas. Jis atrodo kaip milžiniška žmogaus dydžio šūdų krūva. Tvistas tame, kad tai nėra kažkoks žmogus, kuriam įkando radioaktyvų šūdas, ar kažką panašaus. Tai yra šūdų krūva, kuri įgavo žmogaus sąmonę. Tas žmogus sutraiškite.
Žmogus šūdas kovoja prieš nusikalstamumą, bet tik tais, jeigu tas nusikalstamumas yra pakalniai, tai gali nuslysti. Tai yra šūdų krūva, jis neturi kojų, jis neturi kūno, tai yra šūdų krūva. Dėl to jį labai sunku sužeisti, nebent jis kovoja su savo pagrindiniu priešu, savo arch nemesis, žmogumi oro baigikliu. Žmogus šūdas taip pat gali keliauti iš vietos į vietą, įlysdamas į vieną klozetą ir iškart išlysdamas iš kito. Ir žinau, ką jūs dabar galvojat. Jūs galvojat, kad čia yra silpniausia vieta visoje istorijai, nes taip žmogus šūdas pralenkė šviesos greičio apribojimą. Bet pagal Einšteino specialią ritmo teoriją, tiesiog jis savo dvokiančiavimąse taip iškreipė erdvėlaikį, kad visus klozetus sugrūdo į vieną sugrįžimo tašką. Ir jam visi klozetai yra vienas klozetas. Mano mėgstamiausias žmogus šūdo gale yra tai, kad jis po ilgos nuožmios kovos sunkiai nukentėjęs gali iš aplinkos ištraukti šūdą ir taip save atgaivinti. Tai jeigu kažkada jūs eisit gatve ir jums tiks nelaimė, nesiparinkit, pamojuokit žmogų šūdą, palinkėkit jam sėkmės žmogų šūdą. Jūs jam ką tik padėjote atgyti jo gyvybinės galės. Antras superherojus – žmogus alus. Vos tik žmogus alus įeina į patalpą, nebegalės skirti, ar ta mergina iš tikrųjų graži. Viskas miglota ir žiauriai nori pisti. Žmogus alus kovoja prieš nusikaltėlius, bet pagrindinis jo priešas – mažas gimstamumas. Žmogus alus turi arch nemesis, pagrindinį priešą – žmogų valančių. Vos tik žmogus valančius įeina į patalpą, iškart prasideda pakmėlas. Net jeigu negėrė, kaip nakus čia žmogų valančių. Kol kas nežinom, kaip nugalės žmogų valančių. Bet turint omeny tai, kad valančius buvo kunigas, aš manau, kad mums padėtų žmogus pedofilijos skandalas. Dėkui. Liudas Ramonas! Aš nežinau, jūsų tokius kontroliavimus naudoju, bet jie tau padeda. Nes labai gražiai pabūdas. Gerai, noriu įsimatyti kitą bičą.